Lietuva! 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 O kas? Kirdeikės sutikom, tokių gražių pardavėjų. Ale tikrai graži. Dabar pasakyk, kas tai per giminėjai rašo. Ir čia mano žmonas, pusbrolė žmona. O, didžiulė! Jėzau, tu pasiimti šiai vakarai. O, kas dar, nufotografuos, a virgutė nėra dar. Graži gamta, čia nuostabi. Neša vaikam, pažiūrėk. Ne, dabar atidengta, tik atidengta, nebuvai tu pasidengta. Prisikabina Andrius. Vienas ežeras. Šeši turi būti, nes... Antras ežeras. Trečias ežeras. Šitą žaliuką mes sodinom su prezidentu Algirdu Brazausku, visa visuomenė ir Lietuvai pagražinti draugiją ant Ledakalnio, ant istorinės vietos. Ir tas ąžuolas, matot, kaip sukuliuojas gražiai auga žaliukas. Žydi visada, vien su pusę, du su pusę ir kabūdė žiaunasai. Sėsk ant dviračio. Aš čia biški pasives. Dabar turistai. Kada? Выйди. Да. Так нормально. Может, Учитель? Так, хорошо. Хобби. Вот так. Гриба. Vidmantą ateik mes abudu. Čia Panevėžio Lietuvai pagražinti draugijos skyrius pirmininkas Vidmantas Kartanas. Aš Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas Juozas Dengelis. Malonu. Čia jūs būsite irgi Ryšiai su visuomenė. Nu, saugo. Dviratininkų žygis per žydinčią Aukštaitiją prasidėjo trečiadienį 9 val. Panevėžy prie bažnyčios. Vyskupo pašventyta komanda gražiai išlydėta. Pasukom į Biržus. Biržuose gražus renginiai prie pilies buvo prie mūsų istorinių vietovių. Toliau keliavom per Vabalninką. Vabalninkė mūsų Lietuvai pagražinti draugijos garbės pirmininko Vasiliausko Kazimiero tėviškė. Ten mes sustojom prie bažnyčios ir vietinis seniūnas mus gražiai pasveikino. Pagerbėm mūsų garbės pirmininką. Toliau atkeliavom į Kupiškį. Kupiškį, Toko Guzevičiaus aikštėje įvyko šventė. Kapela ten gražiai mus pasitiko. Ir padarėm tą mitingą, nors ir lietus lyjo. Bet visi potkėčiais, visi buvo ir bendruomenė, ten ir visuomeninių organizacijų nariai pasitiko gražiai. Po to atvykom į nakvynę Panemunėlį, link Rokiškio mūsų maršrutas tęsiasi. Lygiai draugai mes su misiūnu. Tai įsivaizduoju, jis į patį kalną atvažiavom. Ten mes labai seniai jau su prezidentu Brazausku tada pasodinom ąžuolą kitam šlaite. Kaip gražiai buvo tas ąžuolas, Lietuvai pagražinti draugiją tada kartu. Kaip išgražėjusi Ignalina, kaip jūs čia dabar nuostabiai atrodo. Ir sugrįž visi.
O žinot, kokia šventė iš Ignalinoje artėja? 150 metų. 105 neturim dabar skyrius Ignalinai. O mes su Ropė taip draugavom, kai jis buvo savivaldybių prezidentu. Kai jis ir dabar skaito jos svetainės tenai, kaip jis rašo. Ir dabar džiaugiuosi, kad mūsų rėmėjas tai ne, bet mūsų draugijos narys ir jisai savo protų, savo valerį. Jums terminę. O? Žinokit, Ant dviračio iš karto ar važiuojam? jo, šitą kepuraitę su tuo vyčio ženklu, kurį sukūrė irgi panevėžiečiai. Užpatentuojam dabar, kad jo nieks nepasisavintų. Pernai buvo 800 km, šįmet 600, nu tikiuosi bus daugiau jau dabar. 320 dabar. Jau pravažiavom 320. Su autobusu. O čia jums va, kad atvažiuotume Birštonuodžius. Į Birštoną dar nuo buklėtuką. Tik šiek tiek suvenyrų tokių idėjom, kur yra vaizdų visokių Ignalinos, kad ko nepamatysit gyvai, kad pamatytumėt, bent jau pavartydami. Ačiū labai, ačiū. Eilėraštą. Ačiū labai, labai. Vainikaitį, vainika rūtų, vainika rūtų. Sveikinam, sveikinam. Tėviškiai sutikti. Švenčionėlių kunigaikštis. Jisai turi čia, suprantė, jo tėvai, protėviai čia. Tris kartos. Seneliai, proseneliai ir tėvai. Švenčionėlių ir visos Lietuvos jis jau ateities kūrėjas. Ir čia restauravo senelių ir protėvių namus. Ir suprantat, pats čia negyvena, bet jo čia syvai visi šaknys. Kviečiu už... Klausyk, fantastiškas. Tik, va, kai mes kalbėjom, aš sukau. Fantastiškas, fantastiškas. Koks skonis, klausyk. Tai jau tikrai mes čia vandens, kai išgeriam, tai turbūt daugiau normos jau. Ir tie medalionai taip pat kabo mokykloje. Valio. Tai reiškia, mano 2 projektai tie įgyvendinti. Tai šiandien atvežiau, noriu ir čia. O taip, šaunuolė. Tai atėjai susitikti dviratininkų, taip? Taip, šaunuolė. Su uraganu atvažiavo turtingas uraganiškas būrys iš draugijos Pagražinė Lietuvą. Labai smagu, kad keliaudami po žydinčią Aukštaitiją jūs atradote arba atvykote į Švenčionis, kurie už porą savaičių švęs garbingą 530 metų paminėjimą Lietuvos kronikoje. Tokių pagyvenusių arba senų garbingų miestų Lietuvoje yra gan mažai. Aš tikrai nepasakosiu visą valandą apie Švenčionių krašto garbingą istoriją. Simboliai, kurie yra dešinėje pusėje nuo jūsų, simbolizuoja mūsų krašto džiaugsmus, liūdesį, vargus ir bėdas. Simboliai, matote, Lietuvos karžygį. Jisai bandė apginti Vilnių sostinę nuo okupantų, nuo visų kitų blogiečių, kurie 500 mečius ėjo atgal ir pirmin. Pro šitą kraštą pražygiavo ir Napoleono kariuomenė. Daug bėdų turėjom 20-ame amžiuje per 1 pasaulinį karą ir 2 pasaulinį karą. Šiandien yra Nalšia motina, kuri liūdi dėl savo vaikų išvykusių ir dėja labai retai sugrįžtančių. Ir norėčiau pristatyti draugijos Pagražinkite Lietuvą, draugijos valdybos pirmininką Juozą Dringelį, taip pat džiugu pamatyti ir pavyzdžio skyriaus pirmininką Vidmantą Kartalį. Ten Ramovėje sukūrėm tokį nevyriausybinių organizacijų koaliciją, koordinacinės tarybos vadovų ir aš buvau, po to kiti ten būna. 25 organizacijos apsijungė šalies gynybinėms pajėgoms stiprinti ir žinokit, darom tokius rimtus darbus ir sustabdom, kaip parašom Seimo vyriausybei, prezidentei, kad nereikia taip ir taip, nereikia to ten ministrų statyti, jisai nepasitikimas mūsų, kad Lietuvai atsidavęs dirbs. Ir, žinokit, reaguoja į mūsų tos raštus,
ir įstatymus, ir tų visų partizanų, ir tų liaudės kovotojų, kurie buvo kartais užpuolami, pažeminami, kaip sako, jūs žinot, tos dalykus iš spaudos. Ir žinokit, reaguoja, apginamės tą. Ta kova tęsiasi ir gyvenimas verda. Ir kova už Lietuvą, už lietuvybę, kad mes išliktume, tęsiame. Ir manau, kad ir jūs esate tokie, kad mes atsakingi už Lietuvos laisvę, už jos išsaugojimą. Ir sakė, kad laisvė, tai reikia mokėti naudotis ją. Nuostabesnio Lietuvoje niekas nesukūrė. Dabar jis bus užpatentuotas ir tai būtų Lietuvai pagražinti draugijos vytis. Mes užsidedam kepurėlę ir kaip vyčiai per Lietuvą ir per pasaulį žygiuosim. Tai mes norim padovanoti tą kepurėlę vicemerui. Labai norim, kaip sako, kad jisai stotų į mūsų draugiją. Ir, pasakai, realiai dviračio žygis per Lietuvą. Čia 600 km, bet jau šiandien įveikėm 350, matyt daugiau bus tų kilometrų. Ačiū! Ačiū! Ir čia dar reikia savo visų Lietuvai pagražinti skyriaus pirmininkas Vidmantas Kartanas. Nuostabus žmogus, surinkęs tokią nuostabią komandą, tikrų lietuvių ir patriotų. Labą dieną! Aš noriu truputį pasakyti, kad įsivaizduotumėt, kaip mes važiuojam, ką mes darom. Dabar mes išvažiavom trečiadienį iš ryto, tai pravažiavom 350 km. Bet mes čia nereiškia, kad visą laiką su dviračiu. Mes važiuojam kas 10 km autobusiukas pravažiuoja, kas pavargsta gali įsėsti, kurie nepavargsta visą laiką mina, kas 10 km sustoja. Tai va, praktiškai su dviračiu pravažiuojam 50-60 km, o daugiau skubam, nes į dieną būna po 1-2 renginius, reikia skubėti. Krūtinės prakaituotas gaivina tas oras ir jūs čia taip maloniai nusiteikia. Ir iš tikrųjų, šiandien Lūšio ežere priešais Palūčio bažnyčią nufilmavo. Tai būtų, sakysim, išgirdę tie mūsų apaštalai ir Vaižgantas tą mūsų maldą. Ačiū labai už tą šiltą gerą sutikimą jums. Iki sekančių sutikimų jūsų jubiliejui, bet iki jubiliejaus reikia įkurti Lietuvai pagražinti skyrių. Atgaivinti jį tik reikia. Burkitės ir stokite į mūsų draugiją. Gerbiamas vicemerė, padėk mums tai padaryti. Ačiū labai. Ačiū. Lietuvos, ąžuolai žalios, žemė Lietuvos. Nors esi maža, bet esi didi, Nemuno vaga, tai tavo širdis, žemė Lietuvos, ąžuolai žalios, žemė Lietuvos, žemė Lietuvos. Ačiū labai! Matot, kaip mes ekspromptu darom. Ačiū, surinkam 3 kartus. Ačiū. Per žydinčią Aukštaitiją dalyviai. Labai smagu matyti jūs čia mūsų pačiam gražiausiame Aukštaitijos kampelyje, kuris nusėtas ežerais, tai Molėtų kraštas. Jūs pasitiko ir pasveikino patys šauniausi Molėtų muzikantai, tai kapela Molėtai ir vadovas Kazimieras Tučinskas.
Iš ties, jūsų žygis ypatingas šiais metais, nes jis skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui ir Lietuvai pagražinti draugijos įsteigimo 95 metų jubiliejui. Mielieji, jūsų darbai yra reikšmingi Lietuvai. Tad labai džiaugiamės, kad jūs atvykote į mūsų Molėtų kraštą. Jūs iš ties nori pasveikinti mūsų savivaldybės vicemeras Mindaugas Kildišius. Šitoje aikštelėje labai jūs malonu matyti, pasipuošusius ryškius ir kaip matome su vėliavom, iš tikrųjų tokia mažytė šventė, lietuvybės šventė šiandien mes matome šioje aikštelėje. Noriu visiems pasakyti, kad Lietuvai pagražinkim bendriją įsikūrusi 1921 metais ir prie jos ištakos stovėjo tokie įžymūs žmonės kaip Juozas Tumas Vaižgantas. Jisai dirbo, Lietuvą gražino iki 40 metų, šitą bendriją savo darbais tikrai gražino Lietuvą. Nuo 1995 metų jau šita karta pradėjo gražinti Lietuvą pagal šių laikų supratimą, pagal tradicijas ir taip toliau. Vienas iš tokių entuziastų ir šiandien prie vairo bent jau šitos bendrijos stovinčių ponas Juozas. Iš tikrųjų, ir ta proga Molėtų rajono meras nori įteikti padėką Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkui, ponui Juozui Tingeliui. Dar minutę va čia pabūsit prie manęs, tai aš paskaitysiu, ką meras jums rašo. Lietuvai pagražinti draugiją pasitelkusi visuomenė siekia, kad Lietuvoje būtų kuo daugiau gražių poilsio kampelių, žalių vėjų, gražiai sutvarkytų sodybų, o žmonių širdise daugiau dvasingumo ir meilės tėvyniai, jos gamtai, istorijai, kultūrai. Džiaugiamės, kad šios puikiai organizuotos veiklos priešakyje jūs, gerbiamas ponė Juozai Tingeliui. Nuoširdžiai dėkojame už pilietiškumą, visuomenės telkimą, patriotizmo ugdymą, krašto gražinimą, jo gamtos saugojimą ir akcijos per žydinčią Aukštaitiją skirtos Lietuvos atkūrimo 100-mečiui ir Lietuvai pagražinti draugijas 95-mečiui surengimą Molėtuose ir gražią bendrystę. Tegul jūsų darbus lydi sėkmė. Ačiū Jums, Juozai. Labai malonu, mėly molėtiškiai, nusilenkti jums visiems šitai žemei, Molėtų gražiausiai mūsų Lietuvos kampeliai. Pravažiavom šiandien pro tą ežeryną, jau sukam 3 dieną, startavom Panevėžy prie bažnyčios, išlydėjo pasveikino visko pas mus. Ir atsidūrėm Biržuose, Vabalninke pagerbėm mūsų draugijos garbės pirmininko monsinjoro Vasiliausko tėviškį ir patį monsinjorą prisiminėm prie bažnyčios ten su visuomenė. Toliau Kupiškis. Kupiškis mums labai brangus irgi dėl to, kad ten gimė mūsų draugijos steigėjas, miškų mokslų tėvas Povilas Matulionis, ten yra jo muziejus, jo skulptūros. Mes ten pasodinom Lietuvai pagražinti draugijos 80-mečio parką centre, prie nepaliktos Maksimos didelės, jeigu užsuksit prie tvenkinio tenai. Aplankėm ir tenai tą ąžuolyną, 80 ąžuolų galingų auga, kur paskutinį savo gyvenimo ąžuolą pasodino ir monsinjoras, ir Justinas Marcinkevičius, ir Birutė Federavičienė, mūsų draugijos steigėja, atkūrėja, legendinė moteris, kuri 102 metai sulaukė, 102 eina ir dar taip tokia išmintinga, tokia minties galę skleidžia. Tai mūsų Birutė Kaune gyvena. Tai mes aplankėm ir jos tėviškę, kurio neįmanoma buvo padaryti, bet padarė ir savivaldybė, ir vyriausybė skyrė 7 000 eurų. Ir mes dar renkam aukas visi, kadangi skoloj likom, visas tas gražus paminklas, pamatytumėt, kaip žalvarinė figūra, graži Vaižganto, su akinukais, sutana plevėsuoja, veržlumą demonstruodama ir betoninė sienelė, ant kurios išrašytas eilėraštis, kaip kvietimas birštonuotis tenai mūsų visus. Ir mes dabar turim bazę, labai stiprus mūsų skyrius tenai. Ir ten visą laiką važiuosim birštonuotis, pasisemti tos stiprybės prie Vaižganto. Tai
95-mečiui dovana. Ir ta dovana, kada mes tada žygyje surinkom į tą kepurę aukas ir merė tada renginio metu, sakau, merė, sakau, Stepono Kubecko filmai pasaulio lietuvių bendruomenės 100 miestų, kur stipriausios tos bendruomenės. Tai pamatysi ir molėtus. Labai tikimės, kad po šito žygio ir tie filmai internete ir YouTube ir mūsų svetainė lpd.lt ir visur kitur savivaldybėm padovanosim diskelius paskiau apie jūsų renginį ir apie visą kitą. Ir tikiuosi, kažkokią tai įtaką padarysim. Žinoma, mes pasvaizgėte meldėmės, kad tuo metu, kai mes kalbėsim, nors sustabdytų tą audrą, tą skvalą, mes vis prašėm visur, kad nukreiptų čia per Švenčionis praužės, sakos aplausytas, bet nukreip, sakau, vaizdantai ant Astravo elektrinės, ten sugriauk. Nu, gal ten kas įvyks, nežinau. Daug Dieve, kad įvyktų tai, ko mes norim. Tai žodžiu, visiems labai ačiū, visiems labai dėkoju. Ir noriu padovanoti merui irgi mūsų žygio atminimo gairelę. Pernai įveikta buvo 800 km, šįmet va 600, bet kad atrodo viršys ir jau dabar jau kažkur 450 to jau bus. Jau įveikta. O dar rytoj, poryt. O kepurė pinigam? Va, o kepurė merui Sikovičių. Ne, jums, kadangi jūs pagrindinis organizatorius. Ir labai kviečiam vicemerė padėti sustiprinti draugiją ir kviečiu ir jūs į draugijos narius. Galbūt ir į valdybos sudėti. Yra pas mus daugumoje, yra kultūros švietimo skyrius vedėjai vadovauja tai draugijai. Net yra vicemerai vadovauja. Kai kur, pavyzdžiui, Augulis Kazimieras Radviliškiai. Ten kažkokia tradicija susiklostė. Buvo toks Pavilaitis, tai Jonas, ir jis vadovavo dabar, kai jis išėjo, pasikeitė ten vis tiek perėmė vicemeras ir labai gražiai dirba. Tai va, tai labai tikiuosi, kad sustiprinsim kartu tą skyrių, atvažiuosim į renginius ir mes pasisemsim tos dvasios stiprybės iš jūsų ir mes iš visos širdies perduosime savo gyvenimo sampratą ir jėgas. Visi kurkim tą Lietuvą. Ačiū labai. Gerbiamas Juozai, gerbiami mėlieji žygio dalyviai. Nors lietutis čia truputėlį lyja, bet mūsų nuotaika puiki. Ir aš jums tikrai garantuoju, šie žmonės, kurie susirinko, jie dirba Lietuvos labai. Taip kaip ir jūs žygį per Aukštaitiją, per Lietuvą. Taigi, pačios gražiausios melodijos iš mūsų muzikantų instrumentų.